Sveiki, mėlyjeji. Aš gavau prašymą YouTube ir toliau visų prašau, katros temos domina, klauskit mane. Klauskit, aš pasistengsiu visada jums paaiškinti ir atsakyti. Dabar turėjau tokį užklausimą. Nors šitą temą jau aš esu tikrai nemažai įrašų padarius ir dabar vėl pakartosiu. Klausė, ką daryti dėl antsvorių, dėl medžiagų apykaitos sutrikimų, dėl kaip subalansuoti maitinimą. Nu, yra, žinot, tikrai tų būdų visokių. Aš ir pati tokio amžiaus, kad jau žmogus vyresnis dažniausiai linkęs yra į tą svorio kaupimą. Ir aš naudoju tą ne tokią jau ten griežtą ir labai jau tokią, bet tą japonišką dietą vadinamą. Tai yra kiaušiniai. Lygi minimumu jūs sumažinsit poreikį apetitui, jeigu įtikinsit savo organizmą, kad jis tikrai gaus ryte tuos 2 kiaušinius. Tai kartais reikia įtikinėti ir 3 mėnesius ir pusę metų, kol patiki, kad jis tikrai gaus ir tada tik po truputį dingsta tas toks alkio jausmas, tas poreikis maistui. Nes jeigu jūs maitinotės tiesiog įvairiai ir arba pasakys bet kaip, tada organizmas jis jau žino, kad turi gaut daugiau medžiagų, kad jisai tuos savo poreikius, statybinės medžiagas, ar kaip čia pasakyti, jisai pilnai gautų. Tai reikia jam būtinai įtikinti, kad jis tuos 2 kiaušinius. 2 kiaušiniai tai yra praktiškai žmogaus dienos norma visų reikalingų jam mineralų, mikroelementų, visų medžiagų, baltymų, visko, ko reikia žmogui. Nes 2 kiaušiniai tai neduoda tukimo. 2 kiaušiniai, pavyzdžiui, ir pusę riekės duonos, ten sumuštinuku iš pusės riekelės duonos prie tų kiaušinių kažkaip, ir tas kavos puodelis, ar aš, pavyzdžiui, tai net neišgeriu, pusę puodelių išgeriu to pusrytinių vadinamų 250 gramų tą puodelį. Ir kiaušiniai, matot, kas yra viskas, ko reikia žmogui. Tai ten yra, viščiukas gimsta su kaulais, krauju, smegenim, oda, akim ir visko pas jį jau kūnas viską turi. Tai yra visos medžiagos, ką reikia atsiras gyvybei. O 2 kiaušiniai tai žmogaus, kadangi yra kūnas nemažas, palyginus su šituo mažu sutvėrimu, tai jau mums reikia daugiau. 2 kiaušinių tai yra tobula. Tai tobula dieta. Ir ką vyresni žmonės, aš jau patariu vyresniems žmonėms artėjant 60 pereiti prie 2 maitinimuose per dieną. Tikrai užtenka. Tikrai užtenka tokio maisto ir nereikia ten tų savo taisyklių ir įpročių, kad 3 kartus per dieną ten tie 2 kotletai pietum su bulvėm, su sriuba, su viskuo ten, su kompotu ir tikrai nereikia. Čia jau įprotis, mėlyjeji, jums organizmai tiek tikrai ne. Ir jūs kaupėt atsargas. Yra įpročiai visokie, kad jie įpratę prie tų saldumynų, jiem būtinai norisi sausainiukų, bulkučių ar ko. Tai šitos dalykus puikiai net ir koduoju, nes visiškai užkoduoti maisto negalima, žmogus turi maitintis, jis susirgs anoreksija ir baisu mirtina, čia jau kaip ir liga, priklausomybė tai badavimai yra. Bet nuo atskirų tokių, jeigu ten ar bulkutės, ar kažkokie saldumynai, nuo saldaus maisto ar bulkų, galima užkoduoti. Nuo atskirų grupių maisto, puikiausiai.
Dabar ką dar aš pasakysiu, japonai tai jie, japonys, nematysit nė vienos storos japonės. Gimininga praktiškai tauta kiniečiai ir japonai. Matot, kokie yra kiniečiai, būna ir tikrai gana apkūnus ir japono nematysit nei vyro, nei moteris apkūnaus. Jiem prisiauginti kaip sumo tiem imtynininkam, tai jau ten reikia kaip paršus penisi jie, kad jie tą svorį priaugtų ir jiem ten baisiai jau vau kažkas tai tokio, jau tas didelis kūnas jiem įdomu. Tai čia jau retenybė yra. Už tai jie ten, vat, tą jau labai jau ten ir jiem įdomu. Tai, va, tai tiek apie dietą aš jums pasakysiu. Antras maitinimasis, žinot, jau čia ir mokslininkų įrodyta, kad tos sriubytės mūsų, tai čia yra tokių daugiau, nu, jos yra tie buljonai, viskas gal ir skanu daugiau, bet kad jie labai vertingi, jums pasakys mokslininkai ir kiek yra tyrimų padaryti, kad jie nėra labai sveika. Žinokit, tos sriubos tik įprotis ir aš pati jų noriu, aš įpratus ir aš jas vartoju. Nu, tiesiog įaugta nuo vaikystės, aš tokio amžiaus, kad aš praėjau šitą mokyklą ir tas sriubos šėrimas dabar vaikam, nu, jinai savotiškai ta trauka yra ir tiek. Dabar ką pasakyti, kad be sriubų galima labai puikiai gyventi. Ir ten gali tas antras maitinimasis būti ir salotos visokiausios, ten aš ir pati jas mėgstu ten ar su kietai virtais kiaušiniais, ten daržovių salotos, ten su agurku, pomidoru, ten gali būti ir avokadas, ir nu, kažkas, ką jūs ten mėgstat, ir su prieskonis petražolė, ten svogūnų laiškai ir kažkas tokio. Aliejus, grietiniai, majonezas jau visiškai nesvarbu, ką jūs mėgstat. Taip jau pasakysiu. Dabar ką? Gali būti su kiaušiniu tuo virtu arba su klumpiu. Aš jau asmeniškai va taip mėgstu, darausi. Tai ir tikrai jaučiu aš savo kūną kitaip negu kad žmonės šiaip jaučia ir aš jaučiu, kad jis puikiausiai funkcionuoja ir pas jį labai gera visa medžiagų apykaita ir regeneracija ir viskas kaip mano amžiai. Tai tiek va aš jums apie dietas ir apie maistą. Aš sau leidžiu šitokią turėdama dietą ir sausainiuką suvalgyti, ir saldainiuką suvalgyti, ir, nu, esu kokia esu, nesu nei kūda, nei liesa, nei labai nutukusi, matot. Ir žinot, aš jums pasakysiu, kai ant savęs išbandai, tikrai patvirtini ir savo rekomendacijom, kurie žmonės taip pat bando ir daro, kaip aš jiem savo pavyzdį pateikiu ir mano eina keliu, tai rezultatai geri. Tai aš galiu va tiek, kad išbandyta ir kaip visada, kaip sakant, reikia įrodymų ir kad žmogui būtų aiškiau ir patikimiau rekomenduoti, tai ant savęs išbandyta metodika. Tai va tokia, dėkui už laikus, dėkui už prenumeratas, mylėjai, ji nekainuoja. YouTube'as uždirbinėja iš reklamų ir tikrai jisai neprašys iš jūsų pinigėlių, kad paspausit prenumeruoti, bet visada gausit mano naujus įrašus. Ar tuos, kaip palepino šis taro būrimukais, mano tokiu hobi, kuris daugam patinka ir kitais va, kažkokiais pasidalinimais patirties. Taip ir čia. Dėkui ir iki pasimatymo.